Zero. Okay. So, welcome again from Kandern, Germany. Linkėjimai iš Kandern, Vokietijos. So, we can imagine just looking at a church steeple out the window 100 meters away. We just saw a concert there last week. Mes pro langą matome bažnyčios bokštą ir prieš savaitę tam buvom koncerte. It was world class. Buvo pasaulinio lygio koncertas. I know you feel jealous that you weren't there, and what can we do? You just got to be there. Atsiprašau, gal jūs pavydėt, kad nebuvo ten, bet nieko negalim padėti dabar. You know, they played, it was a quartet of three instruments. The fourth instrument was the Holy Spirit. And tam buvo kvartetas su trim instrumentais, o ketvirtas buvo šventoji dvasia. A flute, buvo fleita, and a cello, a big guitar. Buvo violončelė, didelė gitara, big guitar called the cello, and a piano. Ir pianinas. And the piano player was only 15 years old from Vietnam. Ir pianistas buvo tik 15 metų iš Vietnamo. He could have played at Carnegie Hall. Bet jis galėtų groti geriausiose salėse. Only 100 meters from here. Ir įsivaizduokit, toks koncertas čia mums tik už 100 metrų. Little town of 8,500 people. Ir čia mažas miestelis, tik 8,500 žmonių. So now we're going to hear a world-class message. O dabar bus pasaulinio lygio pamokslas. In this little town of Bethlehem, or this little room of Bethlehem. Iš šito mažo Betliejaus kambarėlio. What do we want to talk about? Ir apie ką norim kalbėti? There was something else I wanted to share. Kažką aš norėjau su jumis pasidalinti. Well, today is Palm Sunday, or yesterday was Palm Sunday. Vakar minėjom verbų sekmadienį. That means it's the Holy Week before Easter. Ir dabar mes iš tikrųjų gyvenam tokią taip vadinamą šventą savaitę prieš Velykas. And so today is Holy Monday. Ir šiandien galim sakyti, toks šventas yra išskirtinis pirmadienis. Tomorrow will be Holy Tuesday, and then Holy Wednesday and Thursday. Ir kiekviena diena šią savaitę yra ypatinga Jėzaus istorijoje. And then Friday will be, Good Friday. Ir ypač penktadienis, lietuviškai vadinasi didysis penktadienis, angliškai gerasis penktadienis. And the other day downstairs, we're on the second floor, first floor, we have like a B&B, our landlords rented out, and we were like the managers, so there was a group, they're from America, but they're Mexican. Ir mūsų butas yra antrame aukšte, o pirmame aukšte čia yra tokie kaip namuojami kambariai, ir atvažiavo tokia grupė misionierių, vienas iš Amerikos ir du iš Meksikos. Well, yeah, so the Mexicans, they ran away from America, to get away from ICE agents. Ir galbūt jie čia pabėgo nuo tų persekiojimų, kurios dabar patiria Amerikoje. And they're Pentecostal, so they had a seminar about discipleship. Ir jie tokie sekmininkai, ir mes tiesiog nuėjom dalyvauti tam jų tokia mini seminare apie mokinystę. We listened, and so very interesting, they were really excited, they're on fire for God. Ir iš tikrųjų tokie labai užsidegę dėl Dievo, labai sužavėti. I mean, this is the kind of faith that it really is challenging to us, listening to God, where do you want us to go, Lord? Ir jie dalinosi, kaip jie klausėsi iš Dievo ir kaip to klausimų, Dieve, kur tu nori, kad mes eitumėm. And God led him to change all his plans, this Jose, and he came here to Kandern. Ir vienas iš jų dalinasi, kaip iš tikrųjų Dievas pakeitė jo gyvenimo planus ir kaip atvedė jį čia dabar į Vokietiją, į Kandern. They're evangelizing every day. Ir jie dabar kiekvieną dieną važiuoja į skirtingas vietas, evangelizuoja. So we went with them. Ir mes irgi ėjom kartu evangelizaciją. Spoke with this one grandma from Ukraine. She ran away from Mariupol, of all places in Ukraine. Čia taip pat susipažinom tokią močiutę iš Ukrainos, jinai iš Mariupolio yra. So all this week, this is the best week for soul winning and evangelism. Ir iš tikrųjų visa šita savaitė yra geriausias laikas dabar evangelizuoti, skelbti gerąją naujieną. So we're praying that people will be saved. Ir mes meldžiamės, kad žmonės įtikėtų. Praying that the Lord will lead us to those who are seeking Him.
Ir mes meldžiamės, kad Viešpats mus vestų prie tų žmonių, kurie ieško jo. Now we know there's that seeker theology that came out of, what is it called? Seeker-friendly church. What was this? Purpose driven, ne? Oh yeah, no, that's. Okay. Anyway, so yeah, we know that nobody seeks God, right? Ir iš tikrųjų yra ta tokia teologija, kai sako, kad bažnyčia turi būti atvira tiem ieškantiem žmonėms, bet teologiškai tai nėra teisinga, nes Biblijai sako, nėra nei vieno, kuris ieškotų Dievo. And that's Romans chapter 3 verse 10 and 11. Romiečiams 3, 10 ir 11. Right, nobody seeks him. Sako, nėra nei vieno, kuris ieškotų Dievo. Verse 11 says, there is none that understandeth, and there is none that seeketh after God. Nėra nei vieno, not kuris one. suprastų, aš gal perskaitysiu kaip lietuviškai, Romiečiams 8:11. No, okay. No, 3:11. O, atsiprašau, Romiečiams 3:11. Romans 3:11. Taigi, nėra išmanančio, arba nėra suprantančio, nėra kas Dievo ieškotų. Yeah, but God is doing a work in everyone's hearts, right? Especially those He has chosen. Bet Dievas daro savo darbą kiekvieno žmogaus širdyje, ypač tų, kuriuos Jis išsirinko. And we're going to talk about one example of someone who God chose because they were seeking Him. Ir šiandien gal pažiūrėsime vieną pavyzdį, kaip iš tikrųjų Dievas išsirinko žmogų, kuris ieškojo Dievo. So let's look at, how about all of the famous cases of people who got saved in the Gospels especially, but also in Acts and in other parts of the New Testament. Ir jeigu mes pažiūrėsime Evangelijose ypač, o taip pat ir Apaštalų darbų knygoje, kitose Biblijos knygose, kaip žmonės ateina pas Dievą, ar kaip Dievas juos suranda. Could it be that just about everyone that Jesus spoke to got saved? Ir įdomu, kad atrodo beveik kiekvienas žmogus, su kuriuo Jėzus pakalbėjo, įtikėjo. Yeah. Sometimes I like to brag and say, I've talked to 10,000 people in Lithuania, more than anybody else. I've shared the gospel with 10,000. Kartais man taip juokaudamas giriuosi, kad tarsi aš kalbėjau su 10,000 žmonių, dalinausi Evangeliją Lietuvoje. I even got a badge from Renatas Povilaitis. Ir netgi gavau medalį iš Renato Povilaičio už tą savo veiklą. And for having the record of sharing the gospel personally with more people than anyone else in all of Lithuanian history. Kad tiek daug žmonių paskelbė Evangeliją daugiau už kitus. But the other side of that story is very sad. Bet kita medalio pusė yra liūdna. Out of those 10,000, did any of them come to Christ? Nežinau, kiek iš tų 10,000, kuriems skelbiau Evangeliją, atėjo pas Kristų. Well, maybe some have. Gal buvo tų, kurie atėjo. But none of them introduced themselves to me. So I won't know until I get to heaven, and when we get to heaven, when Jesus comes back, I'll find out how many of those 10,000 actually got saved. Bet kažkaip neišgirdau apie gal tą jų sekimą Kristumi ir gal tik dangus sužinosim iš tikrųjų, koks yra tas vaisius. But it will be shocking to see, let's look at it now, that actually not everyone who even became disciples continued to follow Jesus, and maybe they were not even saved. Bet kai mes žiūrime Bibliją, tai matom, kad irgi netgi ne visi tie, kurie tapo mokiniais Jėzaus, toliau sekė juo. It's interesting, our friends downstairs, they say that salvation is very simple. It's repenting and getting baptized. That's salvation. Ir čia tie mūsų draugai apačioje, jų mokymas labai paprastas, kad išgelbėjimas yra tai tik tiesiog per atgailą ir krikštą. Because, if we look at the book of Acts, especially Acts 2:38, how were they saved? They repented and were baptized. Ir jie remiasi tomis eilutėmis iš Apaštalų darbų knygų, kur sako, jeigu nori būti išgelbėtas, atgailauk ir pasikrikštyk. Which means they believed unto repentance and were baptized, and that's how they got saved. Tikėjimas, kuris veda į atgailą ir paskui krikštas tarsi užtvirtina tai. There's very little we can say to argue against it, even though we say, no, that's not true, because our denomination, our tradition says something else. Ir galim sakyti, bet mūsų bažnyčiai mes kitaip mokiname, tai nėra tiesa. So at least they challenged us to think
and to search the scriptures. Bet iš tikrųjų kiekvieną kartą gerai, kai kažkas iš tikrųjų meta mums iššūkį ir paskatina patiems grįžti prie Biblijos. You know, search the scriptures daily, like the Bereans did in Acts 17:11 when Kaip they apaštalų heard darbų the preaching from Paul. 17:11 kalba apie kilniuosius beriečius, kai Paulius atėjo skelbti jiem Evangeliją, jie viską tikrino su Dievo žodžiu. So it's interesting. We don't know much about the Bereans. It doesn't say whether they were saved or not. Ir gal daugiau mes ir nežinom apie tos beriečius, tik tą vieną faktą. It only says that they were noble because they searched the scriptures to see if what Paul was preaching was actually biblical. Bet jie vadinami kilniaisiais beriečiais, nes jie tikrino, ar tai, ką Paulius skelbė jiems, yra bibliška. And we know that since Paul was going always, when he went to Thessaloniki or Berea, he would always go into the synagogue first to preach to the Jews, his own people. He was a Jew also. Ir visose Pauliaus kelionėse, kuris bekeliautų, pirmiausiai jis eidavo skelbti Evangelijos į sinagogą savo tautiečiams žydams. So this thought came to me, and nobody can tell me it's false, that maybe the Bereans were not saved. They were seekers. They were unsaved believers, Ir mes as Pastor nežinom, Stevens used to gal say. tie beriečiai net nebuvo išgelbėti, gal jie tik ieškojo Dievo ir buvo tarsi tie neišgelbėti tokie tikintieji. And we can presume that some of them actually believed unto salvation. They sought God, and some of them were saved, and some of them maybe Bet fell jie away ieškojo and were Dievo not saved. ir mes nežinom, kiek iš jų buvo išgelbėti ir kiek ne. All right, let's jump right to it. In John 6, Ir Jono 53, 6 skyriuje 53 eilutė. Jono Jesus 6, says in John 53, 6:53, talks about how that we must eat his body and drink his blood, or we have no part in him. ten yra užrašyti tie Jėzaus žodžiai, kaip jis pasakė. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. You have no life in you if you don't drink of my blood and eat my flesh, Jesus says. Tai yra Jėzaus žodžiai. So yeah, this was a hard saying, Iš tikrųjų tai yra labai sunkus tokie žodžiai. and it says that there were many of his disciples, in verse 60, therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is a hard saying, who can hear it? 60 eilutė. Tai išgirdę, daugelis jo mokinių sakė, kieti šie žodžiai, kas gali jų klausytis. And when Jesus, verse 61, knew in himself that his disciples murmured Skaitysiu lietuviškai. of it, he said unto them, doth this offend you? 61 eilutė. Jėzus žinodamas, kad mokiniai dėl to murma paklausė, jūs tai piktina? Yeah, he knew in himself that his disciples murmured at it, right? He knew their hearts. Jis žinojo mokinių širdis, jis žinojo, kad savo širdise jie murmėjo. And then in verse 63 it says, it is the spirit that quickens and the flesh profits nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ir 63 eilutė. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas. Now listen to this, verse 64. He's talking to disciples. Ir čia jisai kalba savo mokiniams. Ir klausykit, ką sako 64 eilutė. But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believed not and who should betray him. Bet kai kurie iš jūsų netiki. Jėzus iš pat pradžių žinojo, kas netiki ir kas jį išduos. Interesting, it doesn't show here whether it's in the plural or in the singular. If it's the singular, we know he's talking about Judas, who would not believe and betray him. Lietuviškai tarsi labiau sako, kad plural, matai, nes mes turim. All right, so in Lithuanian it's more clear that it's plural. Jo, įdomi, kad lietuviškai čia negalim net taip sakyti, kad vaisiai čia apie Judą kalba, nes yra daugiskaita, kai kurie iš jūsų. So these Ne kai many kuris, bet kai disciples, kurie. maybe as many as 70 that heard this, many of them didn't believe. Ir paskui sako 66 eilutė, nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. So this is very important. We can't skip a verse here. Verse 65. And he said,
Ir dar negalim prašokti 65 eilutės. Ir jis sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota mano tėvo. Right? He is repeating what he said in the earlier chapter 6:44, that no one comes unto the Son unless the Father draws him. Ir Mato 6:44 jisai sakė, niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatraukia. Right? Verse 44 it says, no man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane siuntęs tėvas jo nepatraukia, ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. But this is very sad, verse 66. Ir 66 eilutė labai liūdna. It says, from that time, many of his disciples went back, not all apparently, but many, and walked no more with him. Nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. So were they saved? Ar jie buvo išgelbėti? Our guests downstairs would say no, they were not saved. Mūsų svečiai iš pirmo aukšto sakytų, ne, jie net nebuvo išgelbėti. Because those who follow him to the end are the ones who show that they had the right kind of faith to believe unto salvation. Pagal jų mokymą tik tai tie, kurie ištveria iki galo, kurie seka iki galo, turi teisingą tikėjimą, kuris veda išgelbėjimą. But then, verse 67, it says, who remained is only the 12 apparently. It says in verse 67, then said Jesus unto the 12, will you also go away? Ir tada atrodo liko tik tai 12 su Jėzumi, nes 67 eilutė sako, tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Then Simon Peter answered unto him, showing that he really was saved, that to whom shall we go, he says, thou hast the words of eternal life. Simonas Petras atsakė, viešpate, pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. And we believe that and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Angliškai sako, kad mes esame užtikrinti. Right? And then, so Jesus says in verse 70, Jesus answered them, have not I chosen you 12, like the movie, the television, the GoFundMe series called The Chosen? Have I not chosen you? Ir 70 eilutė Jėzus jam atsakė, argi aš neišsirinkau jūsų 12? And one of you is a devil. Ir pagal tai išrinktieji, ne, kaip tas Chosen filmas dabar pavadintas. And he's not talking about Peter, who he said in Matthew 16, get behind me, Satan. Not Peter, but he's not talking about Peter. Ir 70 eilutės antra dalis sako, tačiau vienas tarp jūsų yra velnias. Ir čia jisai nekalba apie Petrą, nors anksčiau jis jį buvo pavadinęs velnio. It says in verse 71 who it is. 71 eilutė skleidžia, apie ką jisai kalba. Sako, jis kalbėjo apie Judą, Simono Iskarijoto sūnų. Šis vienas iš 12 turėjo jį išduoti. Yeah, that he's talking about Judas Iscariot. Because there was another Judas too, but not him, but the Judas Iscariot was the one who betrayed him. Ir buvo tarp Jėzaus mokinių dar vienas Judas, bet jį išdavė Judas Iskarijotas. Now in another place it says that Peter could not have said those words. I thought it was here. Where does it say that? That he could not have said those words unless it was revealed unto him of the Father, that Peter recognized that he is the Christ, the Son of the living God. Ir ten anksčiau, kai iš tikrųjų yra tas Jėzaus pokalbis su Petru, ir Petras jam pasako, tu esi gyvojo Dievo sūnus, tai sako, jisai ne iš savęs tai pasakė, bet tėvas jam apreiškė. Now, Jesus never required anyone to be able to recognize that he is the Son of God. He never required that. Niekur nereikalavo, kad kažkas pripažintų, kad jis yra gyvojo Dievo sūnus. In John 10, he actually says, well, if you don't believe in me, that's okay. He says, yeah, it's okay. Jono 10 Not to believe in me, that I'm the Son of God. Jono 10 skyriuje Jėzus sako, jeigu netikite manimi, kad aš esu Dievo sūnus, tai tikėkite tą, kuris mane siuntė. So what does he say to believe in? Believe in my works. Atsiprašau. Ten Jėzus sako, tikėkite tais darbais, kuriuos aš darau. And to know that these works
are of the Father, that I was sent of the Father because of the works I do. That's what Ir Jesus tai yra required. liudijimas, kad aš esu tėvo siūstas dėl tų darbų, kuriuos aš darau. Okay, right? So John 1:12 and John 3:16, all the other verses, John 3:36, we can go on and on. We believe and receive Jesus, and we will be saved and not perish, right? Jono 12, kokia dar Oh yeah, eilutės? 1:12. Jono John 1:12. 1:12, John 3:16. Jono 3:16, John 5:24. Jono 5:24, John 3:36. Jono 36, 3:36 sako, and so forth. pakartok, ką sako. And they all say, believe on Sako, the tikėk Son, Jėzų. receive, as many as believed and received. Kiekvienas, kuris tik ir priima, bus išgelbėtas. To them, they have the right to be called the sons of God. Kiekvienas, kuris tik ir priima Jėzų, turi teisę vadintis Dievo vaikais. Or one of our favorite verses, 1 John 5:13, Arba 1 Jono 5:13, viena iš mėgstamiausių eilučių. which I often like to bring up for different purposes. Ir aš tai eilutę dažnai naudoju skirtingais tikslais. You should know it by heart by now. 1 John 5:13. Jau mokat mintinai tai eilutę 1 Jono 5:13. I write these things unto you. Aš jums tai parašiau, kad jūs žinotumėte. And I don't know if he's just talking about his letter or the whole Bible. Ir nežinau, ar ten Jonas kalba apie tik savo tą laišką, ar kalba apie visą Bibliją, visą Dievo I žodį. write these words to you that you may know that you have eternal life because you believe in the Son of God. Bet Jonas ten rašo, aš jums tai parašiau, kad jūs žinotumėte, kad turite amžiną gyvenimą, jeigu tikite Dievo sūnų. Or in other places it says that you believe that I am sent of the Father. Arba dar kitur sako, jeigu tikite, kad aš esu tėvo siūstas. That's the most important thing that Jesus was concerned. He wanted to show that he really was sent by his Father to save the world. Tai iš tikrųjų svarbiausia, kad Jėzus nori, kad mes žinotumėme, kad tėvas jį siuntė į pasaulį, kad jis išgelbėtų, He came to fulfill the law, kad išpildytų įstatymą. not to destroy the law, but to fulfill the law, Nesugriautų įstatymą, bet išpildytų įstatymą. and to seek and save that which is lost. Jėzus atėjo ieškoti ir gelbėti tų, kurie yra pražuvę. Right? He was quoting in his hometown in the synagogue from Isaiah 61. Ir kai Jėzus buvo savo gimtajame mieste sinagogoje, jis citavo iš Izaijo 61 skyriaus. One where it says that Pirmos I'm anointed eilutės. to preach the Sako, štai aš gospel ateinu to the poor, knygos retime, apie mane parašyta, kad skelbčiau gerąją naujieną vargšams, preach good news to the poor, to set the captives free, kad išlaisvinčiau belaisvius. and so forth. And so he said, today, this day, this verse is fulfilled. Ir perskaitęs tą eilutę, Jėzus pasakė, šiandieną išsipildė šitie žodžiai. Isaiah 61 was fulfilled Izaijo that day. You read 61 buvo išpildyti tą dieną, kai Jėzus perskaitė it. juos. And then finally on the cross, he would complete the work. John 19:30. Ir galiausiai ant kryžiaus Jėzus užbaigė savo darbą. Say, it Ir is Jono finished. 19:30 yra tas paskutinis Jėzaus žodis It is- atlikta. Yeah, it is accomplished. It is finished. Atlikta. The work he came to do Jėzus ant kryžiaus užbaigė tą darbą, kurį atėjo. to show that he Iš tikrųjų really was atlikti. sent of the Father to be the Messiah Ir- and to be the Savior of the world. Ir įrodė, kad jis tikrai yra Dievo siųstas Mesijas ir Dievo sūnus. All right, so let's look at some others here who were saved in the scriptures. Ir pažiūrėkim dar iš tikrųjų rašte, kaip žmonės yra išgelbėti. Because it seems like even in the Old Testament, just about everyone, you take Abraham, Moses, Nes kai žiūrime į David, Senąjį testamentą, Mary, even in the New Testament, Abraomas, Mozė, Dovydas, netgi Marija iš Naujojo testamento, the 12 disciples, 12 mokinių. what do they all have in common? Žinot, kas visus juos vienyje? Even Saul, who became Paul, Ir netgi Saulius, kuris vėliau tapo Pauliumi, they were all chosen.
Jie visi buvo išrinkti Dievo. They were not seeking God. Ne tai, kad jie patys ieškojo Dievo. Or if they were, it's not written, that's the reason why they were chosen. Gal jie They were just ieškojo, chosen. turbūt greičiausiai jie buvo išrinkti dėl to, kad jie širdį ieškojo Dievo. Because God, in His sovereignty, chose them to be saved. Ir savo visą galybėje Dievas išsirinko juos. Ir So- gal, all knowing, visą žinojame, ne? Yeah, because in His foreknowledge, He Savo iš said ankstinėme He knew, He žinojame, foreordained those He foreknew. sako, Dievas iš anksto numato tuos, kuriuos jisai išsirenka. Yeah, we're not going to get into that today. That's very theological. Ir aišku, ta išrinkimo teorija yra tokia labai teologinis dalykas. But I don't know if you've ever thought about it, meditated. It kind of bothers me a little bit that just about everyone in the Bible was chosen. Man kažkaip netgi None of them chose, and even the Bible says, you have not chosen me, but I have chosen you, right? Man tai tikrai priverčia Go figure. susimastyti, netgi tie Jėzaus žodžiai, kai jisai sako, iš tikrųjų, ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau. To me, it's more interesting those people who it seems like God didn't choose them, but of course He did before the foundation of the world. He did. Bet man kažkaip įdomios tos istorijos, kur atrodo, kad žmonės šiaip nebuvo ypatingai išrinkti, nors aišku, jie buvo dar prieš pasaulio sukūrimą. But there's only a few characters. This is going to be a short message, but actually it might be long because I love to stretch things out like gum. Turėjo būti trumpas pamokslas, nes yra pora tokių žmonių, bet gali išeiti ir ilgas pamokslas, nes kažkaip mėgstu viską ištemti kaip kokią gumą. Good exam question for a Bible class, 12th grade Bible class. I'll be teaching 12th grade Bible class after Easter, just maybe once or twice as a substitute here at the BFA, Black Forest Academy. Bet geras klausimas būtų 12-okams, kurie studijuoja Biblijos pamoką. The question will be this: who got saved because they were seeking Jesus? Ar kažkas įtikėjo dėl to, buvo išgelbėti dėl to, kad jie ieškojo Dievo? If there was that, Bill Hybels is that pastor, who made famous, seeker-friendly church. What's the name of the Bill Hybels church? Ir Bill Hybels iš They do tikrųjų the jis Global yra Leadership Summit. pastorius tos bažnyčios, kur Willow Creek, right? Willow Creek. Isn't it Willow Creek? Okay. Jo, tai jie turi tą mokymą apie ieškančius žmonės ir kad bažnyčia turi būti draugiška ieškantiems. There's a reason why I couldn't think of that Bill Hybels church, because we're living in Condern here, and ever since August, I don't know what is the name of any church that anyone belongs to. It's almost like we're all like orphans here. Ir kodėl iš tikrųjų, gal net nebeprisimenu vardą tos bažnyčios, nes kažkaip mes čia Condern yra tokia bendruomenė ir niekas net nežino, kas iš kokios bažnyčios yra. It almost seems like, nobody has their own church, but they do, of course, but it's not a big deal. It's not the emphasis. Tai nėra akcentuojama. Okay, so the first person from Luke, can you guess who he is? He Pirmas was žmogus bus a iš tax Luko collector. Come on, one of the Evangelijos. most famous tax collectors who was seeking Jesus. He was a short guy. Mokesčių rinkėjas, labai žinomas, kuris ieškojo Luke 19. Jėzaus, Luko 19, The whole first part, from 1 to 9. nuo 1 iki 9 eilutės. Zacchaeus. Yra istorija apie Zachiejų. Right, Zacchaeus was seeking, he climbed up into the tree. He wanted to see Jesus. Zachiejus, kuris interested. įlipo į medį, nes jis norėjo iš tikrųjų pamatyti Jėzų. Is that really seeking Jesus? Because he was so short, he couldn't see above, everyone's head. So he wanted to climb up in the tree to be taller, so he can get a good look at this really interesting guy named Jesus. So he Kadangi was jisai seeking. buvo tokio žemo ūgio ir labai norėjo pamatyti Jėzų, jis įlipo į medį. Let's just call him a seeker. Ir jį galim vadinti ieškančiu. And so Jesus sees him up in the tree. Ir Jėzus pamatė jį medyje. And he says, Zacchaeus, come down. Ir jisai sako, Zachiejau, lipk iš medžio. I've got a plan that I had even before the foundation of the world. He doesn't say that, but I'm coming to have dinner at your house tonight. Ir Jėzus nepasakė, kad tą planą turėjo nuo pasaulio sukūrimo, bet jisai sako, aš ateinu pas tave svečius šį vakarą ir vakarieniausiu tavo namuose. Now, why did Jesus
choose him? There was thousands of people there. Ir atrodo, kodėl Jėzus išsirinko Zachiejų, ten buvo minia žmonių. Well, because ultimately he was chosen by God, by Jesus. Greičiausiai, kad dėl to, kad Zachiejus buvo Dievo išrinktas. But he wasn't someone who was like, like Saul, was like killing Christians and having them murdered. Ir aišku, jo istorija kitokia negu Sauliaus, kuris persekiojo krikščionis. Although he was almost as bad, he was like one of the worst tax collectors. He was a terrible sinner, okay? Nors jisai irgi buvo baisus nusidėjėlis, kaip mokesčių rinkėjas, daug žmonių buvo There's no such thing as a good tax collector. They were all bad. Ir negali būti gerų mokesčių rinkėjų, jie visi blogi. We like to think of the good thief on the cross. Arba kartais mes vadinam, kad vieną iš tų plėšikų, kuris buvo nukryžiuotas He wasn't a good, ant he was a kryžiaus, nasty thief. He was nasty to vienas people. blogasis, o kitas gerasis plėšikas, bet jie abu buvo He was as bad as you can blogi get. plėšikai. He was just as bad as the bad thief on the other side of Jesus. The Abu other one who was vienodai crucified. blogi buvo ir už tai buvo nukryžiuoti. It's funny that we don't know his name. We just call him the thief on the cross. Ir mes nežinom jų vardų. At least Lazarus, we know Lazarus, we know his name. Mes And žinom Lazarus vardą. anyway, so we're stretching the message. So I never thought of that. Why don't we know his name? We're going to know his name in heaven, Bet right? tikiu, kad dangui mes žinosime tos vardus. We're going to see Jesus face to face, Dangui mes matysime Jėzų veidas į veidą. and Jesus is going to say, "Do you have any questions?" Ir Jėzus sakys, ar turi klausimus? And I'm going to say, "Yeah, what is that thief's name who was crucified on the cross with you?" Mano klausimas What was- bus, koks to plėšiko, kuris buvo šalia tavęs nukryžiuotas vardas. Oh, Ephraim? The guy, the good thief on the cross who got crucified? Yeah, his name was Ephraim. Oh, interesting. Ir gal Jėzus pasakys jo vardą. No, I'm not going to ask that question, Aišku, obviously. Akivaizdu, kad neklausčiau tokio klausimo So, Jėzų. Zacchaeus, he's a good example. Bet Zachiejus yra geras pavyzdys. Nicodemus, what about him? O kaip dėl John 3. Nikodemo iš Jono 3 skyriaus? He was seeking Jesus. Jis irgi ieškojo Jėzaus, norėjo su juo susitikti. What was it about him? Did he have a good heart? I thought nobody has a good heart. His heart is deceitful and desperately wicked. Jis turėjo Jeremiah kažkokią 17:9. paruoštą gerą širdį. Biblija sako, kad nėra nei vieno, kuris turėtų gerą širdį. Oh, well, Jeremija 17:9, the verse we all know. 17:9 sako, širdis yra visiškai sugedusi. Total depravity. That we use that verse for total Ir tai depravity. Everyone is totally naudojama, depraved. kalbant apie tą visišką žmogaus sugedimą. Visi yra sugedę. So what is it that made Nicodemus seek after Jesus in the middle of the night? Bet kodėl Nikodemas ieškojo Jėzaus vėlai naktį? Was there something about his heart? Was it a good heart, like it says in Luke 8:15? Luko 8:15 kalba apie tą tokią gerą dirbą, gerą širdį. I'm getting to know that verse by heart now. Luke 8:15. Write it down. Jeigu 8:15. dar Luke. nežinot tos eilutės, susirašykit. Luko It's the only 8:15. verse in the Bible that talks about people who have a good heart. Vienintelė eilutė Biblijoje, kur kalba apie tą gerą širdį. Right? It's really the parable of the sower from Okay. Mark 4, and it's the same one as in Luke 8. Ir Luko Same story. 8 A little bit skyriuje different. ir Morkaus 4 yra tas pats palyginimas apie sėjėją, šiek tiek kitaip papasakotas. Not only a good heart, but an honest heart. Some have a good and honest heart. Bet ten kalba, Luko 8 skyriuje kalba apie, gal kokia eilutė, Luko 8:15. Luke, Pasižiūrėsiu. let's check it to see if I'm not lying. Uh-huh. Luke 8:15. Nukritusi gerą žemės sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį tyroje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Yeah, and they give fruit, to 60, 100-fold. Ir ten paskui Once you have sako, a kad good iš heart. tikrųjų jie duoda daug to vaisiaus. 60-teriopai, 100-teriopai. And the question is, how can someone have a good heart if their heart is deceitful and desperately Ir kaip wicked? gali kažkieno širdis bus gerai, jeigu sako, kad širdis yra apgaulinga ir visiškai I know what sugedusi. you're thinking. Aš žinau, apie kokią sakymą tu galvoji. You're thinking because they're already saved. God has already changed their heart. Ezekiel 36:26. Dažniausias gave them a new heart. atsakymas yra, kad After stony Dievas heart. iš tikrųjų pakeičia širdį. Kur ten kalba? Ezekiel 36. Atsiprašau, Ezekielio
36, 26. 26 sako Dievas, aš paimsiu tavo akmeninę širdį ir duosiu tau naują gyvą širdį. Yeah, sometimes we don't turn to the Bible because, if they ever throw us in prison, they're not gonna let us have a Bible perhaps. We have to be able to have it here Ir gerai yra to tas meditate on. eilutės turėti, mokėti mintinai, nes jeigu kada papulsime kalėjimą, galim neturėti Biblijos. And all those poor people who are going to be in prison because of the faith, they didn't have a Bible and they didn't memorize the verses, a tough luck. They're going to say, what's that verse? I think it's in the Bible. Ir įsivaizduokit, kaip jeigu tikintysis patenka į kalėjimą ir neturi Biblijos ir nežino tiksliai Dievo žodžio. Oh, yeah. I remember there was that verse that says, money is the root of all evil, right? Ir taip lengva iš tikrųjų tas eilutės kažkaip netinkamai prisiminti ar iš konteksto išimti. That's not what it says. Pavyzdžiui, vienas toks pavyzdys, kur sako, kad pinigai yra visokio blogo šaknis, bet It's Biblijoje netaip says the parašyta. love of money is the root of all evil. Biblijoje parašyta, kad meilė pinigams yra visokio blogo And it's in šaknis. Timothy. I can't remember which verse it is. Žinau, kad 1 tai Timothy yra 6, I think. pirmas, neatsimenu tiksliai, bet greičiausiai 1 Timotiejus It doesn't 6. matter. I'm not going to have a Bible in prison, so I'm not going to be able to check it there, and they're not going to let me have my cell phone. Biblijoje neturi, atsiprašau, kalėjime gali būti, kad nei Biblijos, nei mobilaus neturėsim. But can we be content in a prison cell in a cold, dark, spider-infested, rat-infested, damp, cold prison cell? Oh. Can we be content, please? Klausimas yra, ar mes Just- galim atrasti pasitenkinimą netgi būdami uždaryti kažkokioj tamsioj, dregnoj kalėjimo vienutėj su tais vorais ir žiurkėmis. Well, of course we can be content. Iš tikrųjų, netgi tokioje vietoje galime kaip krikščionis būti patenkinti. Because we learned 40 years ago that Philippians 4:13, what it says. Jeigu išmoksime Filipiečiams 4, I 14, can do all things, I can do, yeah, 4:13. Philippians 4:13. 13, ar 13, 13, yeah. kad aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. I can do all things, I can do all things through Christ who strengthens Aš me. visą galiu Kristuje, kuris stiprina mane. Yeah, well, you know what it's talking about? Žinote, apie ką tai eilutė kalba? It doesn't mean I can do all things, I can lift the whole world on my shoulders and carry it over to Jupiter and Mars, Kad aš galiu visą žemę kažkaip prisidėti ant pečių ir nunešti į kitą planetą. No, it means I can be rich and I can be poor and be content no Bet matter ten kalba kontekstas yra, either kad case, whether I could be prospering or I could be homeless. kontekstas Still tos be content. eilutės yra, kad aš galiu būti ir vargšas, ir turtingas, ir vis tiek būti patenkintas. If you're someone like that who's homeless and you're content, please stand up where you are now. Ir tie, kurie esat benami ir vis tiek patenkinti, prašau, atsistokit ten, kur dabar esate. Not so fast there, John Tomiko. Get back down. Anyway, God bless you, John Tomiko. Yeah, because you are content. Ir turiu vieną tokį draugą, kuris yra benamis ir vis tiek yra patenkintas. Even though you are homeless. Yes, God bless you. And so Nicodemus, so he got born again, right? Did he get born again? Ir Nikodemas, ar mes galvojam, kad jisai įtikėjo, atgimė iš aukšto? Apparently, we don't know for sure, but it seems like he did. I think Ir aš that's užtikrintai gal according to negalim pasakyti, bet atrodo, kad taip, jisai tapo tikinčiu. Even isn't he the one that was involved after the resurrection? Yeah. He went and bought the tomb or something, or was that Joseph of Arimathea? No, Joseph, yeah. That was Nikodemas Joseph. irgi ten kažkur dalyvavo. But yeah, okay. So anyway, so Jesus tells him, you must be born again. Ir būtent Nikodemui Jėzus pasakė, Nikodemai, tau reikia gimti iš naujo. And of course, Nicodemus didn't understand in John 3, what does that mean? Do I Jono need to go trečiam back into my mother's womb? Nikodemas ten pasišaipo, tai ką čia reiškia dabar gimti iš naujo, ar aš turiu sugrįžti savo mamos iščias. So obviously he wasn't born again yet. Ir tuo metu, kai jisai taip šaipėsi, greičiausiai jis nebuvo gimęs iš naujo. But he was seeking.
Bet vis tiek jis ieškojo Jėzaus. And even in John 7, Ir Jono 7 skyriuje, it mentions him in verse 51, 51 eilutė, when he was there in the Sanhedrin with the Pharisees, and they were trying to decide to arrest Jesus and have him crucified. Nikodemas buvo ten iš tikrųjų tais fariziejais, Sinedrione, kai jie ruošėsi suimti ir nukryžiuoti Jėzų. And he risked everything. He said, hey, wait a minute, doesn't our law allow a person to speak for themselves before we condemn them? That our own law, as Pharisees, we know better. Ir Nikodemas visko rizikavo, bet jis išdrįso pasakyti, argi mūsų įstatymas leidžia pasmerkti žmogų jo neišklausęs. So there he was speaking up for Jesus, risking his life without being saved still. No, Yet. but he was. No, Net he čia buvo wasn't. after. No, this is before the cross. John 7. Nu jo, bet jisai pas Jėzų atėjo dar anksčiau. Well, it doesn't say he was saved until after Easter. Jo, maybe. nežinom tiksliai, kada jisai buvo After the išgelbėtas, resurrection. bet žinom, kad Nikodemas jisai ieškojo Jėzaus ir turėjo jam klausimą. All right, for homework, you have to ask AI who has the answers to everything. Ir namų Did darbams Nicodemus get saved? paklauskit dirbtinio intelekto, gal gausit atsakymą. And Nikodemas buvo even though AI išgelbėtas. lies sometimes, at least 99% of the time it's right. Ir Because aišku, tas these things are dirbtinis very easy to check. intelektas gali ir meluoti, bet čia yra dalykai, kuriuos lengva patikrinti. All right, so we don't have time, but he's another example of someone who seemed to be seeking God. And by the way, Zacchaeus did get saved, right? Ir mes dėl Zachėjaus galim dar labiau būti užtikrinti, kad jis tapo tikinčiu. What was the sign? Because Zacchaeus is very unique. He actually showed a sign that he was saved. Ir labai įdomu, kad Zachėjas unikalus tuo dar, kad jisai jo gyvenime buvo aiškus išgelbėjimo ženklai. And our Pentecostal friends from Mexico downstairs, Jose and his team, they would agree with this. Ir mūsų sekmininkai draugai irgi charizmatai sutiktų su tuo. That Zacchaeus, the sign that he was saved, he repented. Jo Zachėjaus išgelbėjimo ženklas buvo atgaila. And he even said to Jesus, I'm going to return fourfold the money I stole from people by taking too many Ir taxes. Zachėjas pasakė, aš 4 kartus tiek sugrąžinsiu kiekvienam, kiek iš jo paėmiau. Now, I don't know where he got that. Why did he think he had to pay back 4 times what he stole? The Bible doesn't say that anywhere in the Old Testament. Biblija net niekur nesako, kad reikia lyginti tą žalą 4 kartus. And Jesus, I think Jesus even said, well, no, Jesus didn't explain like, oh no, that's not, you didn't have to do that. No, he doesn't say, he just says, this day salvation has come to your house, Zacchaeus, excuse O me. Jėzus kokia reakcija, jisai nesako, Zachėjau, nereikia to daryti, bet Jėzus tik tai pasako, šiandien išgelbėjimas atėjo į šitos namus. Right, that was verse 9 in Luke 19, and then verse 10 says, yes, the Son of Man has come to seek and save that which is lost. Čia Luko Luke 19. This story of Zacchaeus. Luko 19 skiriu, jeigu norit patys paskaityti tą istoriją apie Zachėjų, kur Jėzus sako, šiandien išgelbėjimas atėjo į tavo namus. Right, I don't know how much time we have left. Jau baigėsi. Oh no, we're running out of time, and I have a whole page of notes here. Kitą kartą. So, all right, who else is really important? Who didn't get saved that should have gotten saved? O kas nebuvo išgelbėtas, nors atrodo turėjo būti? Well, there's the prodigal son's brother, right? Luke 15. Sūnaus palaidūno brolis iš Luko 15, bet čia tik palyginimas. Well, all right, that's just a parable, but Aišku, čia still, netikra istorija, tik palyginimas. it ends very sadly that it doesn't say that the older brother got Bet tai saved. yra istorija, kuri baigėsi liūdnai, nes nėra tos laimingos pabaigos, kad ir tas vyresnis brolis būtų Although he išgelbėtas. had every reason to, the father said, everything I have is yours. You've been with me all this time, and you Nors should tėvas know. jam sako, juk viskas, ką aš turiu, priklauso tau, tu su manim buvai visą laiką But kartu. as far as we know, he did not get saved. Bet kažkaip jisai nepriėmė to išgelbėjimo. Although we don't know if the gospel was preached unto him, Gal jisai neišgirdo tos evangelijos. right? So, because like, all right, let's say the Luke 16, the next
chapter, which Bet we don't know if it's a story or a parable. Luko 16, kur nežinom tiksliai, ar ten yra palyginimas, ar tikrai istorija. Some people say even if it's a parable, it speaks true things. The Orthodox Church teaches that, by the way. Ir kiti sako, netgi jeigu tai palyginimas, bet jis tai paremtas tikrai istorija. Ir So, pravoslavų bažnyčia taip so mokina. because Orthodox Church means they are the correct church, they probably are the closest to the truth. Pravoslavų Orthodox. tas netgi pavadinimas reiškia teisinga bažnyčia, tai gal jie tikrai teisūs dėl So to. yeah, so they say it's a parable. It's not a true story, Ir jie sako, tai yra palyginimas, but it teaches true facts about not what heaven and hell is going to be like, but what the intermediate stage is on the way to heaven or hell. kurie mokina apie ne tai, koks pragaras ir dangus bus, bet kas yra tarp to. It's the only portion in the Bible where it talks about angels coming down and taking someone up to heaven, as they did with Lazarus. Eilutė, kur savo, kad iš tikrųjų angelai nusileido iš dangaus ir paėmė Lozorių į Abraomo prieglobstį. Yeah, nowhere in the Bible, anywhere else, it talks about angels coming to take someone after they Niekur died kitur Biblijoje nėra tos istorijos. to go meet. Ten Well, they kažkas don't meet matė Jesus. tos, Jokūbas matė tos laiptus, kaip ten angelai Oh, vaikščiojo. Or maybe the Jacob's ladder. Mhm. Maybe he sees the angels. Okay, my wife is a genius. Okay, in closing, Ir dabar pabaigai. what about Pontius Pilate? Does he get saved? O kaip dėl Poncijos Piloto, kaip jūs galvojate, ar Interesting jis question. įtikėjo Jėzų? Įdomus klausimas. Probably less likely than Nicodemus, but it doesn't say that he actually received Christ. He had a chance, when he took Atrodo, jis, received Jesus into the bema seat, when he was sitting on the bema seat. atrodo, kad was. jis turėjo visus šansus. Pilotas, kuris sėdėjo teisėjo soste. And it doesn't say he died soon after the cross, Ir mes žinom, maybe the kad following jisai year. ilgai po to ir nebeišgyveno. Po to, kai jis buvo nukryžiuotas, kažkur po metų ir jisai pats numirė. Not according to the Bible, but according to Čia the pagal history, istorinius šaltinius, Roman pagal history in Romos Palestine. istoriją Palestinoje. But in Bulgakov's, Sergei Bulgakov, Bulgakov, he wrote the Master and Margarita story, novel. Yeah. Bulgakovas Yeah, parašė it was a tokį movie. romaną Meistras ir Margarita ir pagal jį ir filmas buvo pastatytas. The Russians made a very good TV series about it, and it was translated into Lithuanian. That's how I was able to see it. I think I translated for you. It's not in Lithuanian? I'm sorry. It Nežinau, was translated by my wife. Gal Another mes- genius. I mean, she's still the genius. Žiūrėjom tą filmą ir aš turėjau priversti iš rusų kalbos. She translated. Ne kiekvieną dalį, nes ten tik tai ir buvo Alright. įdomi. Well, it was a long series, like Ten it's buvo visas we rented ilgas it toks from the library, serialas, I bet mes norėjom būtent tą istoriją pasižiūrėti apie Poncijų Pilotą. I heard in Budapest in the 90s that Sergei Bulgakov was a Christian writer, and I met a guy on a train on the way to Romania. They said that was his favorite novel. Nes buvau girdėjęs, ten dar būdamas Budapešte, kad tas Bulgakovas buvo krikščionis rašytojas ir kad reikia būtinai tą jo romaną Yeah. paskaityti. That was in '96. That was the first time I heard about Meister and Margarita. And also in Klaipėda we saw the play by. All right, so we saw the play Ir mes matėm dar ir spektaklį irgi. in pagal tą Klaipėda. Very well knygą. acted, but not in a Christian way. It was, Tikrai, bet tas spektaklis director tikrai was not nebuvo Christian. krikščioniškas, nes režisierius tikrai nekrikščionis ir buvo baisus toks Probably the spektaklis. best theater director in Lithuania, but he's not saved. We're praying. Tas we režisierius pray for labai him. žinomas, garsus, bet nėra išgelbėtas. So in that story, in the movie at least, they show Pontius Pilate getting saved. Bet toje Jis- Bulgakovo It's the end of the story, end of the movie. knygoje, arba bent jau iš tikrųjų toje filmo versijoje, ten tarsi parodo, kad pilotas jisai irgi įtiki Jėzumi. Yeah, Pontius Pilate has been dead for thousands of years, maybe hundreds of years, and he wakes up and he's seeing Jesus face to face, taking him up into heaven. The last scene in Aš the movie. nebeatsimenu tas pabaigos.
No, I Aš prisimenu, kad tenai tas Poncijus Pilotas po mirties apsimerkia ir kažkaip Jėzus sutinka jį ir nusiveda į dangų. And I think that was very accurate, you know, like if he really is saved, he was taken up and then he goes, wow, wasn't it just a few moments ago when I was talking with you in Poncijus Jerusalem. filme ta scena yra, kur Poncijus Pilotas sako, tai Jėzų, atrodo, tik prieš porą akimirkų aš tavim Jeruzalėje kalbėjau. And just beautiful scene, Jesus taking him up into space, where you see the stars all around. And Čia sako, graži scena, man tokia keista buvo ta scena, kaip ten kažkur kosmose. Very well done Russian žvaigždėm. depiction of a Russian novel, Sergei Volkov. It was, I think, banned in Soviet times, right? Ne. Anyway, maybe not because they didn't understand they were the Christian Andrius story. galvoja, kad ta knyga buvo uždrausta tarybiniais laikais, bet iš tikrųjų atsimenu, Okay. kad buvo ta knyga ir kas norėjo galėjo skaityti. No, I mixed it up with that Hollywood movie by, who's the other famous writer, Russian writer, whose book in... Daug yra famous rašinai. It was a David Lean movie, come on, it won the Academy Award, Nu, gal... Russian novel that was banned in Soviet Russia. All right, let's not mention it. But you all know I'm turbūt getting žinot old. visus tos filmus ir rusiškas tas knygas ir tos rusų autorius, kurie iš tikrųjų buvo tikintis. Yeah, so we just walked down the street, you know, and we met this couple that, you know, that said, "Oh, you look so young. Are you 18?" She's also in her 60s, probably. You know, she asked me, "Are you 18? You look 18." I said, "Oh, I'm 67." Mes ką tik ėjom pasivaikščioti ir sutikom tokią vokiečių porą ir jie juokavo, sako, Andrija atrodo kaip 18 metų. She was a real comedian. I mean, she must have been. We thought afterwards that maybe they were a little drunk, but not necessarily. They just were really friendly Germans or maybe Russians. That were... Nesupratom, iš tikrųjų tų jų juokų nesupratom, kad jie šiek tiek išgėrę buvo ar gal tiesiog tokie draugiški. So when I said I'm 67, she says, "Nonsense. Kai aš jau pasakiau, kad man You're 18." 67, jis sako nesąmonė, And tau then her 18 husband starts joking metų. the same way, and he's like about 67 himself. Jie greičiausiai irgi buvo Andriaus amžiaus. So in closing, Pabaigai. do you want more? Ar norite daugiau? You know, give us a thumbs up if you want another half hour of this boring message. Atsiųskite tą patiktuką, jeigu nori dar tęsinio. This is not boring. I said this is like, you know, going to be one of the best, like that concert 100 meters from our house, right? Nebuvo nuobodus pamokslas, bet This is a world-class message. geras pamokslas. Don't say it like that it was a boring message. Most of you already cut out after 3 Ir minutes. žinau, kad jau turbūt niekas ir nebesiklauso, nes išjungėt po kiek minučių? After 3 minutes, Po 3 most of you, minučių. 98% of you left this shame on you. You missed a world-class Ir message. gėda tiems, kurie nustojo klausytis po 3 minučių ir tokį pamokslą I mean, we only prarado. do this every other week now. We don't do it every week. Once a month sometimes. Tuo labiau, kad ne kiekvieną savaitę yra pamokslas, o kas antrą savaitę, kas tik kartą į mėnesį. All right, so we'll continue next week. Bet kitą or savaitę tomorrow. pratęsimo, gal net rytoj. Do you want to hear about more people who believed or didn't believe in Jesus because they were seeking or not seeking Him? Toliau į Bibliją, kaip žmonės iš tikrųjų susitinka su Jėzumi, kaip jie ieško Jėzaus arba neieško Jėzaus. Well, stay tuned. Ir sekite mūsų Same puslapį, bat time, same bat channel. bet kuriuo laiku per šitą kanalą. Oh, one person finally is listening. Dabar matau, kad vienas kažkas klausosi. It's probably you, Povilaitis, Greičiausiai mūsų draugas Povilaitis. or Yolanta, or Pastor Misha. Jolanta. Pastor Misha, God bless you. Gal ir pastoris Miša, So, kurį mes laiminam. so we're going to pray now for Pastor dabar Misha and the church, pasimelsim už and Pastor pastorių. Saulis Fabinavičius. We want to
to pray for the two churches that are really one church in Klaipėda, even though they have two Pastorių names. Mušvik melsimės ir pastorių Saulių Klaipėda ir yra dvi grupės, nors iš tikrųjų viena bažnyčia. So Lord, bless Ir Viešpatie, this world-class message. palaimink dabar šitą pamokslą. World-class message. Pasaulio lygį, pamokslą. Come on. And bless Pastor Misha and Pastor Palaimink Saulis. pastorių Mušvik, pastorių Saulių. And bless all the greater grace and Bible speaks Mes believers in meldžiamės už Klaipėda. visus tikinčiuosius didesnės malonės ir Biblija We- kalba we Klaipėdoje. It was an amazing time when Pastor Misha was sharing in Palanga, one of our favorite cities right on the Baltic Ir Sea mes yesterday. tikim, kad buvo palaimintas laikas Palangoje, kur pastorius Mušvik pamokslavo. And Pastor Aligus, his wife, who's an amazing cook, Ir nežinau. translated, I think. She's an amazing cook. I ate some of her. Ir nežinau, gal jie Food buvo and ten out. pas svečiuose pas pastorių Argį, nes kai mes buvom ten svečiuose, tai labai gerai pavaišinomas. It was so delicious. I was motivated to give 20 euros to pay my dues as a part of the Ir pietus ten buvo Gideon's. tokie I skanus, owe kad 20 net euros Eh, for the year. sumokėjau, And, kad buvau skolingas už tą Gideono So- bendrijos metinį mokestį. Lord, we pray that Ir anyone might be Viešpatie, listening, that palaimink they iš would tikrųjų kiekvieną, kuris dar klausosi. maybe Valdis, we won't mention his last name, but maybe you're listening, Ir and we gal pray that Valdas you would be mūsų saved. draugas klausosi, mes melžiamės už jo išgelbėjimą. You're going to receive and believe Jesus, and you'll be saved. You can know that Nes you're Biblija sako, jeigu eternal tu life. tikėsi ir priimsi Jėzų, tu būsi išgelbėtas ir turėsi amžiną gyvenimą. It's as simple as that. Ir taip paprasta. But it's impossible also. Atrodo taip paprasta, bet to pačiu ir neįmanoma. Unless the Father draws us, Jeigu that we tėvas cannot come nepatrauks to mūsų, Jesus. mes neteisim pas Jėzų. John 6:44. Jono 6:44. And also we saw it in. And there were so many things we wanted to talk Ir aišku, about. daug dar norėčiau jums kalbėti. We'll finish with this Bet- one verse, Užbaigsim Romans 4:17. Romiečiams 4:17. God speaks of those things which be not as though they were. Dievas kalba apie tai, ko nėra, taip tarsi tai būtų. And the reason why he speaks that way is because he sees things that are not as though they Ir were. priežastis, kodėl jis taip kalba, nes jis mato tai, ko nėra, taip tarsi tai būtų. He sees in us what we don't see. He sees our potential. Ir jis in mato Christ. mumise tai, kas mes dar nesame, jis mato mūsų potencialą So, Kristuje. if you're interested in that, if you're a seeker, Ir jeigu tau tai įdomu, jeigu tu ieškai, then tune in tomorrow or next week when Tai- next time we don't miss it. nepraleis sekančios transliacijos, kada tai bebūtų. Be checking every day to see every minute of every day to see if at least every hour on the hour. Užtenka pasiekti puslapį ir automatiškai primins. We can have you listen to the bell every 15 minutes. We're reminded by the church bell, you know, what Mums time it is. Kas 15 minučių mes čia girdim bažnyčios bokštas skambina varpu. And you can check our channel here Ar every jūs 15 minutes to see if we're Irgi finishing this neužmirškit message. patikrinti, ir kad nepražiopsotume tęsinio šitą So you pamokslą. don't miss it. It's kind of like registering for the tennis court. You know, there's so many people who want to register, and you never know when the registration time is going to be during the week. So you have to check it every 15 Kas minutes. 15 minučių tikrindavo tą puslapį, kur galima užsiregistruoti It's a true story. tenisą. Čia yra tikra istorija. There's only one free tennis court in all of Klaipėda, and there's hundreds of people that want to play Klaipėdai there. yra vienas nemokamas teniso kortas ir jeigu And you have nori to, ten žaisti, reikia tikrinti you have to catch 15 minučių. when they post the time. Anyway, the times, and then you register really quick, and within 10